tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilieka. Tas, kuris gyvena, tas vadinasi aš. Vadinasi, kiekvienas, kuris tiki viešpačiu, sako, jis gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilieka. Sako viešpačiui, tu mano priebėga, mano tvirtovė, mano Dieve, kuriuo pasitikiu. Kaip svarbu, kaip aiškiai Dievas sako, kad tas vadinasi kiekvienas, kuris gyvena, tai reiškia, kuris nuolat pasilieka, neateina retkarčiais, ne sekmadieniais, ne tik tai per Kalėdas ar Velykas. Aiškiai Viešpats sako, tas, kuris gyvena. O kaip aš galiu gyventi su viešpačiu? Žmogui klausimas natūralus, kaip gyventi su viešpačiu? Aš suprantu ir esu įsitikinus, kad gyventi su viešpačiu yra bendrauti. Kitaip aš su viešpačiu niekaip negaliu gyventi. Aš taip įsitikinus esu, kad aš gyvenu su viešpačiu, kai aš bendrauju su juo. O bendrauju kaip su asmeniu, nes jis yra gyvas, veikiantis ir veiksmingas. Jis man paliko savo žodžius, per kuriuos aš pažįstu, kas yra mano dangiškasis tėvas. Ir aiškiai tą pasako pats Viešpats savo antroje eilutėje, 91 psalmės, kad tas žmogus, kuris gyvena su viešpačiu, jis sako viešpačiui, vadinasi, kalba su viešpačiu, kad tu mano priebėga, mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo aš pasitikiu, kad tu mano viešpats, tu mano Dievas, tu mano tvirtovė. Jeigu ir toliau mąstau, kad viešpats mano tvirtovė, vadinasi, koks gali būti rūpestis ar problema. Jeigu tą problemą aš tiesiog pakeičiu ir man yra realybė, mano viešpats, kuriame ir su kuriuo aš gyvenu. Aš gyvenu aukščiausiojo globoje ir visagalio šešėlyje pasilieku. Kur rūpestis, kur? Kokiu būdu? Be šansų, bet yra mūsų dalis, mano dalis. Ką aš šiandien leisiu savo mąstyti, ką aš leisiu savo kalbėti ir ar leisiu aš savo toliau pralaimėti. Kad melagis ir vagis, kuris Jėzus aiškiai sako Jono 10:10, atėjo meluot, vogt ir žudyt. O aš atėjau, Jėzus sako, kad duočiau jums gyvenimo ir gyvenimo su perteklium, bet aš turiu ką daryti, bendrauti, gyventi su viešpačiu. Ir toliau 91 psalmė, jinai yra tokia nuostabi, bet čia visos aš neskaitysiu, taip sakant, čia yra kiekvieno mūsų dalis gilintis ir suvokti ir suprasti, kad Dievas duoda ir davė ir ką padarė dėl mūsų. Ir ką jis sako, ilgu gyvenimu pasotinsiu ir parodysiu jums savo išgelbėjimą. Vadinasi, jeigu aš gyvenu aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilieku, yra koks užtikrintas mano dangiškojo tėvo pažadas, kad ilgu ir laimingu gyvenimu pasotinsiu. O būsimasis laikas hebrajų kalboj ir esamasis. Vadinasi, Viešpats aiškiai sako ilgų ir laimingų. Vadinasi, nėra, kad aš vos kojas pavelku, vos galą su galu suduriu. Ilgų ir laimingų gyvenimų Viešpats sako pasotinsiu. Vadinasi, aš nebūsiu kaip žemę pardavęs, kaip visiškai nelaimingas žmogus. O aš esu laimingas, visko patenkintas, aš džiaugiuosi gyvenimu, nes aš džiaugiuosi viešpačiu, kuris yra mano viešpats, mano priebėga ir mano tvirtovė. Ir aš viską galiu su viešpačiu, nes aš juo pasitikiu, nes aš žinau, kad jis yra su manim, nes aš esu su juo, nes aš priėmiau sprendimą, savo gyvenimą atidaviau viešpačiui. Ir aš su juo gyvenu, bendrauju, bendradarbiauju, nes jis yra mano paguoda ir mano skydas ir mano tvirtovė. Ir
9 eilutė sako, tai yra 10, kad mums, sako tau, vadinasi man, neatsitiks nieko pikta ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės, nes aš įsakau savo angelams saugoti jūs visuose keliuose. Bet reikia man mąstyti, man priimti tai ir dėkoti Dievui, kad jis mane saugo visuose keliuose. Jis saugo, Viešpats, ne žmonės saugo, ne dar kažkas saugo, bet Viešpats saugo, jis tai sako. Žmonės sako, kas sako, iš kur žinot, kas sako, tai va, Viešpats sako, aš tave saugosiu visuose keliuose ir ilgų ir laimingų gyvenimų pasotinsiu tave. Tiesiog ateik šiandien, dabar į Viešpaties namus, apsigyvenk, gyvenk, atiduok savo gyvenimą Viešpačiui, nes jis jau savo gyvenimą atidavė dėl mūsų, dėl kiekvieno. Ir jis laukia šiandien mūsų, laukia, nes jis yra kantrus, romus ir nuolankios širdies. Todėl gyvenimas, mūsų gyvenimas yra Viešpaties rankose, jeigu mes sutinkame ir ateiname į Viešpaties namus.